Labas vakaras, dar kartelį. Šiandien sveikinuosi su visais iš Japonijos, iš Kobės miesto, į kurį atskridau prieš, gerą valandą. Dabar čia jau yra vidurnaktis, dėl to už lango taip ir tamsu, bet matosi labai graži miesto panorama. Ir su jumis taip pat sveikinasi tokia lėlytė žmogeliukas, daroma vadinasi. Ir čia matote yra dvi akys baltos. Ir jeigu turi kažkokį tikslą ar norą, reikia vieną akį užspalvinti juodai. Ir kiekvieną kartą, kai į ją pažiūri, prisimeni tą tikslą, kurį savo išsikėlei. Ir tol, kol jo neįgyvendini, negali užspalvinti antros akies. Ir vienus žmonės labiau tai nervina, kitus mažiau, bet iš tiesų tai visus nervina, kai kažkas yra tokio neišbaigto, ar ne? Ir labai gera disciplinos priemonė iš Japonijos. Ir kalbant apie discipliną, tai turbūt labai yra pats laikas pakalbėti apie tai, kas krito į akis. O į akis krito tai, kad tarsi nėra vaikų. Kai apsižvalgai ir jau sąmoningai pradedi žiūrėti, tai tų vaikų pilna. Ir jų tikrai yra daug. Ir jie yra ir vežimėliuose, ir eina su tėvais, bet tokio įspūdžio aš neturėjau niekur, kad tu turi sąmoningai žvalgytis, ar yra vaikų, nes iš tiesų jų nematai. Nei oro uostuose, nei kavinėse vaikai nei triukšmauja. Pykčio priepuolių man iš vis atrodė, kad čia nėra, kol viename muziejuje nepamačiau, kaip mama ant laiptų taip ganėtinai paguldžius kokį 4-5 metų vaikiną, prispaudus ir kažką labai ramiu balsu ir labai tyliai jam sako. Bet visa kūno kalba byloja, kad turbūt mielasis, tu arba taip pat susijimi, arba mes eisim namo. Ir po kelių minučių vaikas atsistojo, žuch už rankos. Ta prasme, kad labai matosi, tokios taisyklės aiškios ir labai aiški tvarka. Net pavyzdžiui, eina 2-3 labai artimi amžiumi vaikai ir įsivaizduojate, kaip mūsų tėvai dažniausiai eina vienas už vienos rankos, kitas už kitos, jie tave tempia į skirtingas pusės, dar padrasko, dar tarpusavėje pasipeša. O čia nėra taip. Eina, pavyzdžiui, mama, už rankos laiko kokių 3 metų pyplį, tada tas pyplys kokį 2 metų pyplį už rankos ir dar tai, ta prasme, kad tokia vaikų eilutė ir jie visi nepaprastai gražiai, tyliai, pagarbiu balsu kalbėdami eina. Tai, aš jiem ir mirksėjau ir juos šnekinau, jie savo nusišypso ir toliau gražiai keliauja. Tai tas tikrai yra nepaprastai įspūdinga. Kitas dalykas, tai yra vaikų savarankiškumas, ar ne? Pavyzdžiui, pradinė mokykla, baigėsi pamokos, ką dažniausiai matome mes. Jau prieš 15 minučių tėvai mindžiukuoja prie mokyklos, laukia, negana to, kad laukia, veržiasi į tą mokyklą, nes Dieve mano, tai pamirš megztuką, tai gal neras kelio iš to 2 aukšto iki 1 ir taip toliau ir panašiai. Čia baigėsi pamokos, visi tie vaikai po 2, po 3 ir eina. Ir turint omeny, kad tokies, truputėlį, švelniai tariant, didesnis miestas už Vilnių, kur yra metro, traukiniai, kur milijonai žmonių, tai, kartais net nejauku, kai susimastai. Taip pat krenta į akis mokyklų paprastumas. Čia visai neseniai Lietuvoje, netgi toks video keliavo, man net jį gal 5 žmonės atsiuntė, pasižiūrėk, kokie Japonijoje darželiai. Ir ten tas darželis, toksai apvalus, kur papačia vaikai vaikšto, jis toks susilieja su gamta. Nieko panašaus. Turbūt tai ir yra, tas darželis keliauja po visą pasaulį dėl to, kad jis toks vienas ir yra. Šiaip darželiai atrodo vos ne visi padaryti iš konteinerių arba mokyklos paprastesnės negu mūsų, erdvės siauresnės, kuklesnės
Ir kiemas dažniausiai tiesiog betoninė danga, kažkiek išpiešta, kažkiek smėliuko, kažkiek žaisliukų, bet iš tiesų yra viskas labai, labai paprasta, netgi asketiška iš to, ką teko pamatyti. Taigi, tas vaikų savarankiškumas, vaikų tyla ir elgesio ir balso tyla tikrai nepaprastai krenta į akis. Ir su tuo susijęs klausimas, kurį esu gavusi ne vieną kartą, tai yra, ką daryti. Ir dažniausiai man parašo mamos, kad, visa diena kaip ir nieko, bet staiga vakare grįžta tėtis ir vaikas kaip nuo grandinės nutrūkęs. Jeigu tarkim, su mama reikia rinktis iš 10 puodukų ir vis vieną ne tą paduoda, tai su tėčiu kokį puodelį padavė, iš tokio ir geria. Arba, pavyzdžiui, su mama, tai reikia einant miegoti ir sysiu, ir kakų, ir pasakos, ir rankos, ir lipti lauk, ir pykčiai begaliniai, o su tėčiu užmiega iškart. Ir tėtis sako, turbūt su tavim taip yra, nes tu jam nusileidi ir taip toliau ir panašiai. Ir vis dėlto yra priežastis, kodėl vaikai taip elgiasi, ir maži, ir jau vyresni. Ir tai yra dėl to, kad su kuo dažniausiai vaikas būna, su kuo daugiausiai laiko vaikas leidžia, tai dažniausiai su tuo dėja prašiausiai ir elgiasi. Ir tam yra, ir raidos priežastis. Visų pirma, priimkite tai kaip komplimentą. Jeigu vaikas savo, leidžia daugiausiai su jumis, tai turbūt jis su jumis saugiausiai jaučiasi, turbūt su jumis jam yra ramiausia. Dažnai vaikai taip elgiasi darželyje. Tarkim, auklėtoja sako, su manim vaikas kaip šilkinis, o ateina mama ir prasideda pykčio priepuoliai, ten isterijos ir taip toliau ir panašiai. Iš tiesų vaikas visą dieną yra tas pavyzdingas pilietis, kuris stengiasi laikytis taisyklių, stengiasi padaryti įspūdį, turi tą savo demo versiją. O kai ateinate jūs, jam visa ta įtampa, visa tai, kas kaupėsi, atslūksta ir jisai paleidžia tuos visus stabdžius ir jau elgiasi, taip, kaip galbūt mums nėra labai priimtina ar nenorėtume, kad jis elgtųsi, nes mesgi vis dėlto susitinkam po jau visos dienos ir patys esame pavargę. Bet su žmogumi, su kuriuo vaikas jaučiasi emociškai saugiausias, jis gali ir parodyti stipriausius savo jausmus. Be to, dabar jau netgi vis dažniau pasigirsta ir to, kad tokiu metu, taip atsitinka ir dėl greitos vaiko smegenų raidos. Maždaug 2-3 metų vaikams, kada toks elgesys yra dažniausias, gerėja atmintis, todėl jie prisimena, ko nori, ko norėjo, ką gavo ir kaip išsireikalavo. Taigi tada yra nepaprastai svarbu pradėti su vaiku kalbėti apie taisyklės ir laikytis tų taisyklių ir turbūt, šiek tiek būti panašesniems į japonus, kuriems tos taisyklės yra svarbios ir jie jų griežtai laikosi. Kitas dalykas, kad ypač kalbant apie ikimokyklinio amžiaus vaikus, tai yra metas, kai vaikas mokosi santykių, apskritai, kas yra žmonių tarpusavio santykiai ir kur yra ribos. Ir dažniausiai dėl to esantis arčiausiai suaugęs patiria daugiausiai pasipriešinimo ir stipriausią pasipriešinimą toms riboms, taisyklėms ir kažkokioms, normoms, kurias mes bandome nustatyti. Bet tai nereiškia, kad jeigu jau vaikas su mumis elgiasi, tarkim, nekultūringai, nepagarbiai, kad jau mes galime atsipalaiduoti ir netgi tam tikrą prasme daryti taip, kaip vaikas reikalauja, tai yra šokti pagal jo dūdelę. Ribos yra
būtinos. Su jaunesniais vaikais labai padeda įspėjimai prieš perėjimus. Pavyzdžiui, kad jūs pasakytumėte, dabar tu, jeigu vaikas stato pilį, dabar tu pastatyk pilį, kai pastatysi pilį, tada eisime valytis dantukų. Vėlgi yra skirtingos pozicijos, yra mokslininkų, kurie sako, nepasiduoti vaiko prašymui, kai jisai sako, dar vieną, dar truputį, nes dažnai tėvai sako, na gerai, dar vieną. Bet tada vaikas ką išmoksta, kad jis gali, kaip mano močiutė sakydavo, klenčyti to dar vieno, ar dar antro, ar dar trečio. Tai jūs pasirinkite, ar jūs po to galėsite kas kartą to dar vieną ar dar truputį, ar ne. Ir taip pat labai svarbu yra pasirinkimas. Aš turbūt per visus šitos primamosius vis kartoju, kad kai kalbame apie ikimokyklinio amžiaus vaikus, kuo mažiau mes eisime, kumščiais, ragais, sieną į sieną, vienas į kitą, tuo bus geriau. Nes mes turime parodyti vaikui, kad vis dėlto ir jisai kartais vadovauja situacijoje, kad mes irgi esame lankstus. Taip pat yra labai svarbu tonas. Mes mokome vaikus tinkamo elgesio, mes mokome vaikus, ko mes iš jų tikimės ir savo pavyzdžių. Tai, jeigu vaikas geriau eina miegoti su tėčiu, tai tegul ir eina. Tai kam jums dabar vargti, jeigu jis su tėčiu užmiega greitai? Arba, pavyzdžiui, tarkim, vaikui netinka, iš kokios lėkštės jūs paduodate vakarienę. Tegul tėtis paduoda tą vakarienę. Tai žinai, kad mes dažnai persistengiame, norime įtikti ir graužiame save, kuo čia mes neįtikome tam savo perlui. Bet tegul tėtis daro, ar tegul močiutė daro, jeigu jinai lengviau susitarė. Aišku, jeigu mes esame šalia, gali būti, kad vaikas nenorės su juo tartis ar nenorės su juo eiti. Bet jeigu nori, pavyzdžiui, man viena mama rašė, kad vaikas nenori eiti su ja maudytis, nori tik su tėčiu. Valio, pusvalandis jums, skaitote, žiūrite mano priimamąjį, bendraujate su drauge, ta prasme, darote tai, kas jums teikia džiaugsmą, o ne atbuvusi, tarkim, visą dieną darbe, dar vargstate su juo. Sakote, norite daugiau laiko pabūti su vaiku, tai darykite tai, ką vaikas su jumis nori pabūti. Galbūt tegul vaikas išsimaudo su tėte, atsipalaiduoja, dar įberkite ten visokių kokių lašų ar tų gerų lašų, kad jisai atsipalaiduotų, kad jam būtų gera tam vaikeliui. Jį susupa, jau vien šiltas vanduo atpalaiduos jį, susupa jį į minkštą šiltą rankšluostį ir tada jau jūs skaitote pasaką. Ir jum gerai, ir tėčiui gerai, ir vaikui gerai. Ir tada yra ir ta tikroji jūsų ir jūsų partnerio ar sutuoktinio bendrystė, kai jūs abu dalyvaujate vaiko gyvenime, ar ne? Tai tiesiog jūs kartais pagalvokite, kad jūs irgi nusipelnėte pasilsėti, jūs nusipelnėte ramaus vakaro, jūs nusipelnėte arbatos su knyga, ar ne? Tai nereikia taip išgyventi, kaip mes dažnai išgyvename, kad vaikas pasirenka ten tėtį ar klauso tėčio labiau. Ir tegul, pasidžiaukime tuo, o nepykime dėl to. Kai vaikas yra piktas, yra keletas patarimų, ko nereikėtų daryti, ar ne? Tai reiškia, visą kitą galite daryti. Tai pavyzdžiui, ar ne, nereikia į pyktį atsakyti pykčiu, nereikia į pyktį ar į pykčio priepolį atsakyti emocijų netvardymu ir, pavyzdžiui, rėkimu apie ten bet kokį draskimąsi, iš vis net nekalbu. Nereikia ir sustingti. Aš esu mačiusi tėvų, kad vaikus ištinka pykčio priepolis, o tėvus ištinka stabas. Jie žiūri tą vaiką ir tiesiog žiūri. Taip irgi nereikėtų elgtis. Arba, pavyzdžiui, pasiduoda. Ar ne, vaikas ten šaukia, kad ne ta lėkštė. Ir tada tėvai sako, tai tu tik nepyk, tu pasakyk, kokios tu lėkštės nori. Padeda ten į kitą lėkštę, krauna, viskas krenta, ašaros akyse vos ne šitaip. Sakyk, tai nenori lėkštės, tai ir nevalgyk.
pamatysite, nustebs jūsų vaikas, kai jūs taip pasakysite. Ar nereikia ir patiems savęs į kampą įvaryti. Kitas dalykas, nelyskite prie vaiko, kai jisai pyksta. Aš esu tiek kartų mačius, kad, vaikas pyksta, o tėvai eina, bando su juo racionalizuoti. Pabandykite jūs racionalizuoti su suaugusiu, kai tas pasiutęs. Taigi tokiu atveju, jeigu jūs pamatot visai siautėjantį suaugusių, jūs atsitraukite. Tai tą patį dažnai reikia daryti su vaiku ir ypač jeigu jisai nekelia grėsmės savo ir aplinkinių saugumui. Tai geriau atsitraukite, palaukite, kol jisai nusiramins ir tada su juo kalbėkite. Kitas dalykas, kodėl nereikia reaguoti emocionaliai, todėl kad jau kaip ir minėjau, jūs esate tas pavyzdys, jūsų elgesys, jeigu jūs reaguosite emocionaliai ir sakysite, tai kodėl tu nenori su manim, kodėl tu taip darai, tik taip mat, kodėl tu taip nesielgi su tėvais. Galvos vaikas, puikus mygtukas, spusteliu reaguoja, jūs to visiškai nenorite, nedarykite to. Taigi, po vieną žingsnį, labai ramiai, savo pavyzdžių, rodykite tinkamo elgesio modelį savo vaikui. Kitas dalykas, ką irgi tėvai daro, jie pyksta ant vaiko, nes jis pyksta. Puikus būdas mokyti vaikus tinkamo elgesio. Ne, aš čia ironizuoju, netinkamas būdas. Kalbėkite su vaiku apie elgesį, o ne jausmus. Vaikas turi teisę pykti, vaikas turi teisę pavydėti, vaikas turi teisę turėti visus jausmus, bet jis neturi teisės tada kandžiotis, spardytis, jūs stumdyti, grūsti iš kambario, daužyti ir taip toliau ir panašiai. Su vaiku apskritai, reikia jam pasakyti, aš suprantu, kad tu dabar nori maudyti su tėčiu, prašau. Ar ne? Ir apsisukat ir išeina. Bėga, rėkia ten, o jūs sakot, aš dabar skaitysiu, jūs dabar eisite maudyti su tėčiu. Labai ramiai, labai aiškiai. Ir supraskite, kad stiprias emocijas patiriame mes visi. Ar mums 6, ar mums 36, ar 86. Tik tiek, kad mes išmokstame, įgyjame to dzem, ar ne? Išmokstame truputėlį kitaip reaguoti. Ir supraskite ir tai, kad vaikai pyks ir ant jūsų. Galbūt tuo sunku patikėti, bet jie pyks ant jūsų, kai jiems 2, jie pyks ant jūsų, kai bus 22. Ir jeigu jūs dar turėsite ilgą amžių, gali būti, kad vaikai ir 72 ant jūsų piktels. Ir manys, kad jūs elgiatės ne taip, kaip turėtumėte. Taigi reikia truputėlį irgi tą paleisti. Taip pat, nebauskite ir negrasinkite. Palaukite, kol nurimsite ir jūs, palaukite, kol nurims ir vaikas. Ar ne? Jeigu vaikas yra vyresnis, nepamirškite pasikalbėti. Ar ne? Jeigu 2, 3, tai leiskite tam pykčiui praeiti, o tada jau vėl gyvenkite draugiškai ir taikiai. Bet jeigu vaikas yra vyresnis, pasakykite, kaip jūs jautėtės. Pasakykite, kad jums buvo nemalonu, arba galite pasakyti, tu buvai labai piktas, arba tu elgeisi taip, kad aš įsiskaudinau. Ir galbūt mes galėtume pakalbėti apie tai, koks elgesys būtų tinkamas, arba galbūt mes galime pasikalbėti, ką mes kitą kartą galėtume daryti kitaip. Ar ne? Tai tada jau vaikas, įgyja pamažu gebėjimą spręsti problemas, jisai ugdosi tas gebėjimas. Mes manome dažnai, kad tai yra natūralus gebėjimas, nieko panašaus. Gebėjimas spręsti problemas yra įgyjamas, to reikia mokytis. Vieni natūraliai greičiau išmokstame, bet kitiem reikia daugiau pagalbos. Ir svarbiausia, nepamirškite, koks yra tikslas. Tikslas yra šeimos darna, taika ir ramybė. Tai jeigu mes norime išmokyti vaiką konstruktyvaus elgesio modelių, jeigu mes norime, kad mūsų vaikas būtų emociškai sveikas, mes turime patys būti mentoriais, mes turime patys būti mokytojais ir išmokyti vaiką spręsti tas problemas,
o kai kurias situacijas tiesiog paleisti. Tiesiog paleisti ir kaip to išmokti, galime, pavyzdžiui, nuspalvinti vieną akį ir kad ji būtų kaip priminimas. Tol, kol tikrai jau jausimės tvirti, kad žinome, kaip tą daryti. Kokie šiandien būtų klausimai, ar ne? Vieną klausimą aš gavau, kai tik tai paskelbiau temą, ir tai buvo, ką daryti, kai vaikas su seneliais taip elgiasi, ar ne? Kad kol nėra tėvų, tai seneliai viską susitarė, bet kai tik ateina tėvai, tai jau vaikas elgiasi netinkamai. Tai žinokit, čia ne seneliai problema ir ne tėvai problema. Čia apskritai nėra problemos, jeigu jau atvirai. Dėl to, kad atėjus tėvams, ateina žmonės, su kuriais vaikas jaučiasi emociškai saugiausias. Ir jisai gali atsipalaiduoti ir paleisti savo emocijas ir elgtis kitaip. Elgtis taip, kaip jisai nesielgia su seneliais. Tai seneliai vietoj to, kad moralizuotų arba galvotų, kas čia blogo atsitiko, turi irgi tiesiog atsipalaiduoti ir leisti tėvams būti tėvais ir išgyventi tai, ką jie išgyveno, ir patirti tai, ką jie išgyvena. Ar Ingrida klausia, ar japonai labai griežti? Žinot, to nepastebėjau. Tikrai negirdėjau nė karto. Aišku, aš negaliu girtis, kad ilgą laiką čia gyvenu, ar net būnu, ar su labai daug ko bendravau, bet iš to, ką pastebėjau, man atrodo, kad čia tiesiog yra labai stipri pagarba suaugusiam žmogui, kad užtenka žvilgtelti vaiką ir jis jau elgiasi taip, supranta, kaip reikėtų elgtis. Matyt, tiek tai yra modeliuota, tiek tai yra rodyta, kad tai yra suprantama. Tai čia yra turbūt tas pagarbos vyresniam dalykas, spėčiau. O kita yra tai, kad jie, kiek tose keliose situacijose teko pastebėti, tai nekompromisiški, kai reikia su vaiku susitarti, ar ne? Kad jie sėda, paeina į šoną, visais atvejais mačiau, kad su vaiku nueina į šoną ir ta kūno kalba ji būna labai aiški. Hi Christian, great, great you're watching, and Andrea as well. Ar teko įvertinti japonų tėčių vaidmenį šeimoje? Aš stebėjau, ar tėtės eina su vaikais, ar jie dalyvauja, ar jie neša vaikus ir panašiai, nes turėjau tokį stereotipinį vaizdinį susidariusi, kad priekyje eina tėtis, o iš paskos eina mama su vaikais. Ir labai to ieškojau, ar ne, ir prie darželių, ir mokyklų, ir viešosiose erdvėse. Tai, žinokit, nieko to nepastebėjau. Ir taip, kai kurie žmonės yra su kimono ar netautiniais kostiumais ir atrodo, kad, jie pasirenka ar į sodus, ar į muziejų ateiti dėvėdami tautinį kostiumą. Bet tėtės vaikus nešioja, vežimėliuose vežioja. Netgi mačiau, kaip vienas tėtis eina su keliais vaikais ir ne vieną, ir ne du, ir ne tris kartus. Nešinėse irgi juos nešioja. Tikrai nėra taip, kad mama eina 10 metrų už tėtę su nešinė, vežimėliu ir dar vaikais aplinkui. Ar visas eteris bus apie vaikus, apie švietimą? Taip, Lukai, nes daktarės Austėjos primamasis ir yra būtent apie tai, apie tėvystę, tai yra motinystę, tėvystę, ar ne, ir apie švietimą. Jeigu jūs turite klausimų nesusijusių su švietimu, galite drąsiai užduoti komentaruose, bet jau tada aš rinksiuosi, ar atsakyti tą klausimą ar ne.
Mielas Žilvinai, jūs rasite video vėliau mano puslapyje, Facebooko sienoje, bus įrašas, visus įrašus išsaugome ir po to papaustiname vėliau. Ką daryti, jeigu vaikas taip elgiasi nuolatos, klausia Normantė, ar ne, čia apie nepaklusnumą. Na, geras klausimas, bet jau čia ieškočiau turbūt priežasčių savo elgesį ir turbūt savo elgesio nenuoseklume. Jeigu jūs esate tikrai nuoseklūs ir visada laikotės susitarimų, laikotės taisyklių, be jokios abejonės, darote taip, kaip pasakėte, tai vaikas turėtų suprasti, kur yra ribos ir kur jau yra ta raudona linija, kuri yra neperžengiama. Jūs taip pat neparašėte, kokio amžiaus vaikas, tai iki mokyklinukui tai yra dar ganėtinai normalu, bet jau 6-7 jau turbūt kalbėčiau su pedagogu arba psichologu apie tai, kad ar yra dar kažkokių dalykų, nes kartais tai gali būti ir gilesnės priežastys ir apie tai reikėtų pasikalbėti su specialistu. Man labai sunku patarti, taip, nežinant net vaiko amžiaus, bet jeigu jūs tikrai jaučiate, kad vaikas taip elgiasi nuolatos, kad jis nuolatos bando tas ribas, nuolat jūsų neklauso, nuolat nesusitarėt, tai siūlyčiau pradėti rašyti dienoraštį ir po kiekvieno tokio nesusitarimo žymėkite valandą ir kas atsitiko. Ir tada pamatysite, gal tai yra tik tai 5 kartai per dieną, kas, jeigu jūsų vaikas yra iki mokyklinukas, tai tik atrodo labai daug, bet šiaip yra normalu. Tada jums galiu palinkėti tik tai kantrybės, giliai kvėpuoti, labiau dalinti su savo antrąją pusę ir žinokite, tikrai vaikas išauga. Kaip didesniam vaikui patarti kontroliuoti emocijas, ypač blogas, klausė Roberta. Miela Roberta, nėra blogų emocijų. Visos emocijos yra tiesiog emocijos, nes net ir gerų emocijų nėra. Mes negalime grupuoti emocijų į čia gera emocija, nes aš džiaugiuosi, o čia bloga emocija, nes aš pavydžiu. Emocija yra emocija. Ir apskritai dabar netgi yra taip sakoma, kad emocijas reikia nekontroliuoti, o išmokti naviguoti tame emocijų pasaulyje. Ir kodėl tą mums reikia? Dėl to, kad tada mes išmoksime tinkamai elgtis, tinkamo elgesio modelių. Ir mums patiems bus lengviau gyventi. Tai mes turime kalbėti su vaiku apie ir turėti pasąmonėje tą supratimą, kad kalbėdami su vaiku apie tinkamą elgesį, kalbėdami su juo apie tai, kad mes suprantame, kad jisai pyksta, mes suprantame, kad jisai pavydi, mes suprantame, kad jisai susifrustravo. Kai kuriem vaikam, pavyzdžiui, padeda meditacija. Dabar netgi kai kurios mokyklos pradeda praktikuoti meditaciją. Pavyzdžiui, Australijoje mokyklose tai jau tampa vis populiariau, jau girdėjau ir JAV apie nemažai mokyklų, kad moko vaikus tiesiog atsipalaidavimo pratimų, ne tos meditacijos, kur mes įsivaizduojame, kad vaikai susėdi lotoso pozose per pertraukas ir ar ne medituoja. Ne, tiesiog išmokyti vaikus giliai kvėpuoti, atsipalaiduoti, susitelkti, sutelkti savo mintis apie tą emociją, ar ne? Ir tada mes galime su vaiku jau kalbėti konstruktyviai, kad tai yra emocija, kurią aš jaučiu, bet ta emocija nesąlygos mano netinkamo elgesio. Ir vaikus reikia girdėti. Irgi, pavyzdžiui, su paaugliais dažnai,
pavyzdžiui, paauglys trenkė durimis, išėjo, užpyko, labai dažnai mūsų reakcija yra grįžk atgal, kaip tu čia dabar elgiesi, tu nepagarbus ir visa kita. Patikėkite, aš pati su tuo kovoju, man pačiai nėra lengva. Bet tą akimirką mes turime sakyti, pavyzdžiui, ten sūnau, prašau grįžti, pasikalbėkime apie tai. Bet kita vertus, jeigu, pavyzdžiui, jūsų sūnus ar dukra, paauglys ar paauglė mokosi, suvaldyti tą savo emociją ir vietoj to, kad, pavyzdžiui, trenktų daiktą ant žemės, jis tiesiog išeina iš kambario, tai jau yra pažanga. Ir šiaip jau net reikėtų vaiką dėl to pagirti, kad ir kaip sunku būtų apie tai net ir kalbėti su vaiku. Grįžti namo, taip, grįšiu jau greitai namo, jau net sekmadienį. Donatas klausia, kaip atrodo jūsų darbo diena? Kaip atrodo mano darbo diena? Na, aš į darbą paprastai ateinu jau išvežiojusi vaikus į mokyklą. O gal jūs klausėte, kaip dabar atrodo mano darbo diena? Na, ne, bet šiaip tradicinė mano darbo diena tai yra tokia, kad aš nuvežu vieną mergaitę į vieną mokyklą, tada kitą mergaitę į kitą mokyklą, atvažiuoju į biurą, turiu susitikimus, kartais einu kalbėti su vaikais, sėdžiu, kuriu strategiją, dabar ypač rašau knygą, rašau Stanfordui įvairius darbus ir šiaip iš tiesų turbūt daugiausiai diena prabėga priimant sprendimus. Priimant sprendimus, susitinkant su arba vadovų komandomis, arba atstovais iš įvairių komandų ir sprendžiant, kur mūsų organizacija judės toliau. Ir aš apskritai neskirstau dienų į darbo dieną ir nedarbo dieną ir turbūt tai yra jau mano specifika, nes jeigu aš kažką sugalvojau pirmą nakties, o dabar, pavyzdžiui, yra be 25 minučių pirma, čia kur aš dabar esu, pirmą ryto, tai jeigu aš turiu minčių, aš jas turiu užsirašyti, aš turiu dirbti, dėl to aš dažnai užmiegu prie kompiuterio. Ir pavyzdžiui, šiandien taip atsitiko, kadangi kėlėmės, man atrodo, buvo 4:30, nes labai buvo didelis noras nueiti į žuvų turgų, kuris yra legendinis Tokijuje. Ir prieš jau visus reikalus grįžus prisėdau, įsijungiau internetą ir taip ir užmigau, tiesiog šitaip ir užmigau. Tai tos dienos yra įvairios, bet aš sakau, aš neskirstau dienų į darbo ir nedarbo, nes man darbas yra didžiulis malonumas ir aš dažnai, kai turiu laisvo laiko, tai irgi dirbu, nes tada aš galiu dirbti kūrybinį darbą ir susijusi su mano, netokių kūrybinių darbų, kuriuos irgi reikia atlikti. Bet jau dabar esu labai pasiilgusi namų, labai pasiilgusi Gabrieliaus, labai pasiilgusi vaikų ir jau manau, kad dabar rytoj iš tiesų yra, ar poryt yra labai svarbi diena, dėl to, kad tai bus mano pranešimo diena ir tai yra viena didžiausių švietimo konferencijų Azijoje ir pranešimas mano bus apie tai, ką mes darome vaikystės sode ir Karalienės Mortos mokykloje, tai aš labai didžiuojuosi, kad gavau šitą kvietimą ir nepaprastai didžiuojuosi, kad galiu atstovauti vaikystės sodui ir Karalienės Mortos mokyklai štai čia 29 aukšte ir Japonijoje. Tai man atrodo, kad daugiau klausimų ar dar yra, tuoj reikia pažiūrėti, kokių dar turime klausimų. Mano truputį
išsijungia. Jovitos klausimas yra, kaip naviguoti tėvams tame skirtingų emocijų pasaulyje. Anksčiau vykdavo jūsų organizuojami seminarai tėvams, galbūt realu tikėtis, kad ateityje tokių bus. Tikrai bus tų seminarų, dėl to, kad aš labai tuo tikiu, aš tai vadinu ir turiu tą hashtagą duoklė Lietuvai, man atrodo, kad tai yra svarbu, man patinka keliauti su seminarais ir tikrai stengiuosi tą daryti. O knygos aš jau ir esu Facebook'e rašius ir netgi prašius jūsų, kurie mane sekate ar kurie esate mano draugai, pasidalinti tomis savo knygomis. Bet viena iš tokių, kai mes kalbame apie emocijas, apie būtent navigacijas, man labai patinka Faber ir Mazlich knygos, jos yra išleistos ir lietuvių kalba. Labai ilgas pavadinimas, aš ten vis susimakaluoju, bet kaip kalbėti su vaikais, kad jie girdėtų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų. Bet Faber ir Mazlich, tai yra nuostabi knyga, tikrai siūlyčiau visiems skaityti ir ne po vieną kartą, nes, tada atsiveria čakros tą knygą perskaičius. Tikrai nepaprastai puikiai knyga. Ačiū Lina, ačiū Kristina. Ar Japonijoje vyrauja mišrios grupės ar suskirstytos pagal amžiaus grupės? Kiek man teko susidurti, tai viskas yra suskirstyta pagal amžiaus grupės. Bet aš manau, kad vėlgi kaip ir Lietuvoje ar bet kur kitur yra ir įvairių sistemų. Montessori ar ne yra mišrus amžius, o dažnai iš Montessori išaugusios sistemos, pavyzdžiui, kaip ir vaikystės sode, mes būtent esame pasiėmę tą mišraus amžiaus grupių principą. Kiek vaikų yra Japonijos darželių grupėse, visada galvojau, kad Japonijoje vyrauja tik Suzuki ugdymo metodas. Ar tai tiesa? Ne tik Suzuki. Suzuki yra tik tai vienas iš metodų. Ir tai yra vėlgi tas alternatyvi ugdymo sistema. O vaikų į šitą klausimą negaliu jums atsakyti, nes neturiu išmanimo apie Japonijos higienos normas. Kada jau yra riba, kiek tų vaikučių galėtų būti. Švedijoje dažnai tenka matyti, kai tėtis 7 val. Ryte važiuoja dviračių link mokyklos. O, žinokite, čia irgi labai daug dviračių. Ir labai dažnai vienas vaikas prieki, o kitas vaikas nugaroj. Du vaikus susisodina ir savo važiuoja. Apskritai tokį įspūdį padarė, kiek daug yra tų dviračių ir jie neužrakinti. Įsivaizduojat? Neužrakinti. Savo atvažiavai, šurumburum atvažiavai, pastatei, nuėjai. Tas tikrai, mes net apsižiūrėjom porą kartų, ar tikrai jie neprirakinti. Ne, neprirakinti. Gal kažkur ir rakina kai kuriuose rajonuose, bet man konkrečiai neteko susidurti. Žilvinai, jūs norėtumėte visus šios serijos video peržiūrėti. Ačiū jums, labai smagu, jie vadinasi Austėjos priimamasis ir jau mes tų video esame YouTube kanale ir esame sukūrę tikrai be galo jau daug. Austėja, aš nieko nebegirdžiu. Čia turbūt gal jūsų ryšys, aš tikiuosi, bet šiaip bus įrašas, tai jūs tikrai matysite. Na, ką dar mes turime? Ir mes turime klausimą, kokia mano nuomonė apie Valdorfo alternatyvias mokyklas. Man apskritai patinka alternatyvos. Aš nuolat kartoju, kurie manęs paklausė, ką aš manau apie Valdorfą, Montessori, ar tą patį Suzuki, kad jau esam Japonijoje, ar tartautinį bakalaureatą ir taip toliau ir panašiai. Suprantat, tai yra alternatyvos leidžia mums rinktis.
Aš esu už pasirinkimą. Taip, alternatyvos mokyklos ir darželiai dažniausiai yra privatus. Turbūt dėl to ir yra alternatyvus. Ar ne? Kunskapsskolan Švedijoje, Futuraskolan Švedijoje, Blue School New York'e, Brightworks San Francisque, High Tech High, ar ne, Los Andžele ir San Diege. Ir taip toliau ir panašiai. KIP čarterinės mokyklos. Dažniausiai tos alternatyvios mokyklos yra nevalstybinės, bet tai suteikia galimybę žmogui pasirinkti tai, kas jam labiausiai tinka, ypač aišku, jeigu jis gali sau tą leisti. Bet pavyzdžiui, net ir Lietuvoje darželiuose yra Valdorfo grupė, Montessori grupė, kas yra labai sveikintina, bet kaip sako amerikiečiai, a word of caution, ar ne? Kai mes kalbame apie sistemą, tai yra, sistema yra tokia, kokia yra. Ir jeigu jau jūs ateinate į Montessori sistemą, tai jūs arba in, arba out. Taip yra su Valdorfu irgi, arba in, arba out. Taip yra su vaikystės sodu, taip yra su Karalienės Mortos mokykla. Tai yra sukurta sistema, ar ne? Va, tarkim, vaikystės sodė ir Karalienės Mortos mokykla mes turime kontekstinio ugdymo sistemą. Ir tada tu arba in, arba out. Tu negali ateiti į vaikystės sodą ir sakyti, aš norėčiau, kad jūs būtumėt labiau Montessori. O ką tai reiškia? Jeigu tu nori labiau Montessori, tu eini į Montessori. Ar ne? Lygiai taip pat su Valdorfu. Tu negali ateiti į Valdorfą ir sakyti, būkit labiau kaip valstybinis darželis. Bet mes esame Valdorfo darželis, ar ne? Tai jeigu ta sistema tinka, o labai daugeliui vaikų yra jinai tinkanti, dėl to jinai ir yra paplitusi po visą pasaulį, tai tai yra fantastiška. Ir mes turime be galo džiaugtis, kad gyvename laisvoje, demokratinėje valstybėje, kur mes galime rinktis ir turime tą pasirinkimo galimybę. Ar ne? Nebūtina ją pasinaudoti, bet mes turime tą galimybę ir už tai mes turime būti dėkingi laisvai Lietuvai. Jurgita dar rašo, kad aš taip pat turiu panašią situaciją kaip Justina, tik manasis yra 3 metų ir jo žodis turi būti paskutinis. Jei mūsų nuomonės skiriasi, namuose karas. Tai pagalvokite, nėra tokio dalyko kaip karas visą laiką, ar ne? Norint laimėti karą, reikia pralaimėti kai kuriuos mūšius. Tai jūs ir rinkitės, būtent jūsų tonas, jūsų leidimas vaikui pasirinkti, jūsų kai kurios situacijos. Dar žiūrėkite, gal vaikas alkanas, gal vaikas pavargęs. Kai vaikas alkanas, kai vaikas pavargęs, kai yra kažkas blogai, leiskite jam tos mūšius laimėti, nes ten yra beviltiška. Beviltiška. Kam jums gadinti savo sveikatą? Tada duokite vaikui pasirinkti ir važiuokite su jo pasirinkimu, sudarydami tokią, arba išvis padarykite taip, tarsi vaikui atrodytų, kad jisai pasirinko, bet iš tiesų jūs būkite kaip ir tą viską sudėlioję. Ar ne? Ir tai yra galima, čia nieko baisaus. Greta rašo, negaliu atlipti nuo video, nors ruošiausi į parduotuvę, kaip smagu man tai girdėti. Aš tikiuosi, kad jūs neatlipsite nuo visų mūsų priimamųjų. Kažkas čia buvo apie mandagų, bet dabar pamečiau. Švietimo sistema Lietuvoje. Ar nemanote, kad mūsų mokyklose visiškai nėra dalykų tokių, apie ką kalbate? Miela Greta, aš dėl to ir kalbu, kad noriu, kad tokių dalykų Lietuvoje būtų daugiau. Aš manau, kad mes turime nepaprastai gražių iniciatyvų Lietuvoje. Mes turime fantastiškų mokytojų, bet bėda yra iniciatyvų per mažai, mokytojų per mažai. Ir kitas dalykas, kad dažnai tie mokytojai, kurie yra, pašaukimo pedagogai, ar ne, jie savo dirba tyliai gražiai. O šaukia tai tie, kurie turi laiko šaukt. O turi laiko šaukt dažnai tie, kurie nėra pašaukimo pedagogai, nes pašaukimo pedagogas jis galvoja, kaip padaryti, kad man geriau būtų dirbti, kaip padaryti, kad vaikui būtų geriau ir kaip padaryti tą oriai ir padaryti tą sėkmingai ir taip toliau ir panašiai. Ir jisai tampa ta jėga, kur jam nereikia
nei sakyti, kad man trūksta pagarbos, nes jį visi gerbia, jam nereikia sakyti nei, kad vaikai manęs neklauso, nes vaikai klauso, vaikai veržiasi jo paskaitas, juk mes visi turėjom tokių mokytojų, kur išsižiojam per pirmus jo žodžius ir per paskutinius net nenorim, kad ta paskaita baigtųsi. Ar ne? Universitete tokių mokytojų turim mokykloje, su kuriais šnekam, na pavyzdžiui, ne tik apie fiziką, bet ir apie gyvenimą, apie savo nelaimingą meilę, apie savo drauges, apie tėvus ir taip toliau ir panašiai, nes tai yra santykis. O mokykla yra bendruomenė ir mokykloje santykis yra esmė. Ir čia kaip aš jau viename savo priimamajame esu minėjusi, kad mokykla yra bendruomenė, o bendruomenė yra tada, kai visi jos nariai yra toje pačioje stalo pusėje. Ir tėvai, ir vaikai, ir mokytojai. Jeigu tik tėvai atsiduria kitoje stalo pusėje, tai jau yra priešprieša. Jeigu vaikai su tėvais atsiduria kitoje stalo pusėje, priešprieša. Jeigu mokytojas išeina į kitą stalo pusę, priešprieša. O dar būna, jeigu tėvai ir mokytojai išeina į kitą stalo pusę, tada tam vaikeliui ką daryti, kai jisai yra priešprieša. Turi būti dermė, o ne priešprieša. Andrea, I will definitely fill you in, because soon I'll get there. Ir, na, kadangi jau yra beveik valanda. O, palaukit minutėlę, čia gerai. Teko girdėti, kad prieš porą metų viešėję Japonijoje matė, kaip patys vaikai valo mokyklą. Tai yra siurbliuoja, tvarko mokyklos patalpas. Ir ar bus taip karalienės Mortos mokykloje? Artimiausių metų ne, nes žinokite, aš manau, kad mūsų labai daug tėvų pakrauptų. Pakrauptų ir pasiauptų, jeigu mes pasakytumėm, kad vaikai turi tvarkyti mokyklą. Bet, pavyzdžiui, mes šiemet anksčiau turėdavome šeimininkėles, kurios visą laiką zuja, bet tai neskatina vaikų savarankiškumo ir vaikų atsakomybės už mokyklos patalpas. Ir man tai taip, vidutiniškai patikdavo. Bet dar mūsų bendruomenė nebuvo tokia brandi, kuri suprastų, kodėl to reikia, nes labai dažnai būdavo toks požiūris, na, kad galėtų dar labiau pašveisti, bet supranta, čia nėra super duper teisinės paslaugas teikianti įmonė ar dar kažkas, kur atėjau ir ten vanilės kvapas ir man duris atidaro ir taip toliau ir panašiai. Ne, čia yra mokykla, kur vaikas mokosi. Na, mokosi neapsisioti tualeto krašto, mokosi įmesti popierių į šiukšlių dėžę ir taip toliau ir panašiai. Todėl kartais tas kraštas būna apsisiotas, kartais tas popierius būna pramestas pro šalį ir ne šeimininkutė turi eiti iš paskos, o vaikas turi išmokti tą susitvarkyti. Dėl to šiemet truputį pakeitėme tvarką ir jau vakare atvažiuoja, tvarką darantį įmonę su savo fėjomis ir fėjinais ir savo tais visais burtininkais. Na ir žodžiu, jie sutvarko mūsų patalpas vakare, kad jos blizgėtų. Tai to, ką vaikai patys savarankiškai nesugebėjo padaryti, padaro jau tą tvarką, vėlgi mano močiutė sakydavo ir tėtis sako tokį žodį gruntaunai. Gruntaunai sutvarko, iš esmės sutvarko. Bet šiaip mūsų lūkestis yra, kad vaikai pamažu mokytųsi tvarkytis savarankiškai. Į akis labai krito, kad Japonijoje niekur nėra šiukšlių dėžių. Šiukšlių dėžės ne šiukšlių dėžės, bet šiukšlės tu nešiojasi su savimi ir po to išmetė atėjęs, kur išrūšiuoji. Mes klausėme, kodėl taip yra ir vienas atsakymas, kurį gavome, tai dėl padidėjusių įvairių išpuolių, kad tiesiog mesdavo sprogmenis ar visokius kitokius negerus dalykus į šiukšlines ir dėl to jų buvo atsisakyta. Bet žinokite, ta švara ir tvarka, net ir nesant šiukšlių visose rajonuose, net tose, kur ten vadinamas hipsterių jaunimo rajonėlis, ten yra palyginus labai mažai šiukšlių ir netvarkos. O apie jau tuos, vadinamus geresnius, tvarkingesnius rajonus, tai net nėra nekalbos, ten atrodo, kad iššveista. Ir aš manau, kad tas, susitvarkymo paskui save įgūdis, jisai yra išugdomas labai anksti ir dėl to vaikam yra natūralu toje erdvėje, kur jie yra, ne tik
tvarkytis kaip procesas, kad visą laiką tvarkomės, bet ir susitvarkyti ekstra. Kodėl jūsų rankoje šitas žaisliukas? Edita, aš jau sakiau, čia yra labai ypatingas žaisliukas, japoniškas žaisliukas, bet net ne žaisliukas, čia yra simbolis. Reikia nuspalvinti vieną akį ir išsikelti tikslą. Ir antrą galima nuspalvinti tik tada, kai tas tikslas yra įgyvendintas. Tai kadangi mūsų laikas visiškai eina į pabaigą, atsiprašau visų, į kurių klausimus nespėjau atsakyti, lauksiu visų kitą savaitę. Kitą savaitę jau Lietuvoje, valio. Ir kadangi šiandien šnekėjau apie tikslų išsikėlimą, tai noriu, kad mes visi išsikeltume tikslą dažniau atsipalaiduoti su vaikais, dažniau jais pasidžiaugti, bet tuo pačiu ugdyti jų savarankiškumą ir labai aiškiai brėžti ribas, kad jie užaugtų pagarbus, atsakingi, bet laisvi ir laimingi. Ačiū šiandieną, iki pasimatymo. Iki.